Labas visiems. Šiandien gavau štai tokį mažą siuntinuką. Taip, ką čia rašo? Rašo, kad sveria 49 gramus, įvertinta 33 amerikietiškais centais, keliavo Kinijos oro paštu, be sekimo numerio, neregistruotas siuntinukas buvo. Štai. Šiek tiek informacijos. Toks įdomus maišelis išpaišytas. Taigi nieko nelaukdami, pažiūrėkime, kas čia man atvyko. Maišelį daugiau nieko nebėra. Kas čia? Kars. Taip, tuoj. Nepasiraušiau nei jokių žirklių, nei peiliuko. Teks kaip nors taip va, jei pavyks atidaryti. O jei ne, tai reikės ieškoti žirklių. Ką ir padarysiu. Gerai, kad jos netoli buvo. Taip, viduje randame štai tokią dėžutę. Taip, ką čia jau automobilį. Parašyta, tai yra telefono laikiklis ant vairo telefonai. Štai tokia dėžutė. Informacija. Madėj. Čina. Čia netgi ir pavaizduota, kaip jis turėtų būti ant vairo. Ir tie daugiau nieko nebėra. Žodžiu, paskui išsiaiškinsiu, kaip iš čia tvirtinasi. Štai taip įsieina. Ir čia kišasi telefonas. Telefoną kaip tyčia dabar irgi neturi po ranką. Vienu žodžiu, čia dedasi telefonas. Šis mechanizmas tvirtinasi ant vairo. Ir skambučio atveju galima tiesiog paspausti telefoną, mygtuką ar ekraną ir pradėti pokalbį. Štai va tokius dalykėlis. Kainos taip pat dabar nepamenu, kiek iš čia kainavo. Nuorodą į prekę paliksiu po vaizdo įrašu. Netikėtai baigėsi kortelėje vieta.
minties, visai nepasižiūrėjau, kad pasimėjau kortelę su beveik pilna vieta, taigi grįžtu su šiuo mechanizmu. Čia yra tokis guminis pagrindas, čia plasmasė, taigi, o tvirtinasi prie vairo, štai čia daleisnių vairas, sėdida ir paskui va čia užsifiksuoja, taip va, ant vairo. O čia dedasi pats telefonas, tai parodysiu. Štai taip. Vairo, ir jeigu kas skambina, galima paliesti ir atsiliepti, įsijungti garsiakalbį arba naudoti kaip navigacijai, daleiskim. Irgi nereikia niekur lipdyti ant stiklo, o tiesiog telefonas su navigacija randasi ant vairo. Nežinau, kiek tai patogu, bet tikriausiai gal patogu. Reikės pabandyti jau rytoj. Tai vat toks įrenginukas, telefono laikiklis automobiliui ant vairo. Nuorodą, kaip jau ir minėjau, rasite po video. Galėsite pasižiūrėti, kiek kainuoja. Kaina gali būti, kad jau pakitusi, arba į didesnę, arba į mažesnę pusę. Tai vat štai toks pirkinukas, toks siuntinukas. Visiems ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki.